Didždvario žinios. Sveiki, čia Lukas. Šiandien jums pranešiu Didždvario žinias. Kovo 26 dieną 11 val. Vilniaus Gedimino technikos universitetas kviečia moksleivius į atvirų durų dienos renginį. Daugiau informacijos www.dg.su.lt. Šiaulių Didždvario gimnazijos radijo stotis Radio klubas kartu su Šiaulių kultūros centru, Šiaulių kino meno klubu organizuoja tarptautinį trumpametražių filmų festivalį, kuris vyks 2011 m. balandžio 15-17 dienomis Šiauliuose. Dalyvių paraiškos priimamos iki šių metų kovo 25 dienos. Daugiau informacijos www.dg.su.lt. Vaikų linija ir paramos vaikams centras kviečia vaikus dalyvauti konkurse Patyčios gali liautis. Konkursas akcijos Savaitė be patyčių dalis, kuris skirta vaikų aktyviai veiklai ir galimybė jiems patiems pasitelkus kūrybą ieškoti būdų, kaip kurti saugesnę mokyklą. Įvairaus amžiaus vaikai yra kviečiami siųsti savo kūrinius, piešinius, video filmus ir dainas, kartu su užpildyta registracijos forma iki kovo 15 dienos. Daugiau informacijos www.dg.su.lt. Sveikiname Sandrą Luzaitę, 2 D klasės mokinę, laimėjusią American Secondary Schools for International Students and Teachers stipendiją. 2011 ir 2012 mokslo metais Sandra mokysis Amerikoje. Linkime jai sėkmės. Kovo 18 dieną, penktadienį, Vilniaus kolegijoje šurmuliuos atvirų durų diena. Dizaino ir technologijų fakultete atvirų durų diena prasidės 10 val. Fakulteto aktų salėje. Šventėje dalyvaus fakulteto dėstytojai, studentai, administracijos atstovai. Su jais bus proga pasikonsultuoti dėl studijų, o iš studentų išgirsti jų įspūdžius apie studijas. Daugiau informacijos www.viko.lt. Lietuvos mokiniai kviečiami dalyvauti konkurse ir 2 metams gauti stipendiją skirtą mokytis tarptautinėje Britų mokykloje esančioje Tailande. Atrinktieji kandidatai mokykloje mokysis nuo 2011 metų rugpjūčio mėnesio iki 2012 metų birželio mėnesio. Pagal šioje mokykloje vykdoma tarptautinė Global Connect programą ir įgis tarptautinio bakalaureato diplomą. Daugiau informacijos www.dg.su.lt. Kovo 19 dieną, šeštadienį, Klaipėdos universitetas organizuoja atvirų durų dieną 2011. Tai paroda mugė, kurioje visi besidomintieji studijomis Klaipėdos universitete galės pabendrauti su priėmimo komisijos darbuotojais, fakulteto administracija, katedrų darbuotojais, Klaipėdos universiteto studentais. Renginys vyks Klaipėdos universiteto naujajame auditoriniame korpuse Aula Magna, šalia prekybos centro Studlendas, Herkaus Manto gatvė 84, nuo 10 iki 14 val. Daugiau informacijos www.dg.su.lt. Didždvario žinios. There's a possibility There's a possibility All that I had was all I gon' get There's a possibility There's a possibility All I gon' get is gon' be yours there All I gon' get is gon' be yours there
No